Kauno miestas nebeturi komandos Baltijos ledo ritulio lygoje, tuomet ta situacija ir laukia progos Georgui Karoliui. 13 varžovų numeris. Kol kas čia 0-0, pirmosiose rungtynėse pirmajame kėlinyje taip pat varžovų ataka. Čia pristabdytas, perdamas atgal ir varžovų. Dabar yra galimybė, kur ritulys tęsiasi Lietuvos rinktinės ataka. Jos to Aksejenko bandymas. Ataka tęsiasi. Dar kartelį tas pats Mantas. Ir dabar skelbė, jog tai yra jų U17 rinktinė. O čia štai taip, tam tikras nesusikalbėjimas.